Kad nagai atrodytų gražiai po ilgalaikio lakavimo, rekomenduočiau jį nusimti pas specialistą. O jeigu tam neturite galimybių, tuomet galite tai daryti namuose, tačiau reikia turėti tam tikras priemonės. Jums reikės lako valiklio, kuris turėtų acetono, dildes. Tokio folijos gabalėlio prireiks vienam nagui, vatos ir tokios medinės lazdelės. Taigi, būtina pašiaušti lako paviršius tokia dilde, kuri yra gurbesnė. Tai kuo daugiau pašiaušite, tuo lako valiklis geriau įsigers į patį laką ir jūs greičiau jį nuimsite. Reikės labai nedidelio vatos gabalėlio, štai tiek atsiplėšiate. Foliją iš karto pasiruošiate prie nago. Suvilgote vatą ir dedame ant nago. Labai greitai uždedame. Ir taip reikėtų laikyti bent jau 5 minutės. Kai pačios nusimate, rekomenduočiau palaikyti ir 10 minučių, tada geriau viskas nusims. Taigi galiu jau nuiminėti laką. Ir štai jisai labai gražiai nusiėmė. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad namuose nusiminėjant laką reikėtų tai daryti po vieną ranką, dėl to, kad uždėjus foliją ant vienos rankos, kitai rankai dedant jūsų foliją, tos pirmosios rankos gali atsivinioti, lako valiklis išgaruoti ir jūsų lakas nebenusims. Taigi, kažkokių tai likučių čia dar turime. Galite paimti tą patį vatos tamponėlį, jį suvilgyti ir viską gražiai nuvalyti. Štai jums ir sveikas nagas, visiškai nesugadintas.